Sveiki pirmokėliai, žadėtasis antradienio video. Nieko labai naujo aš jums nepapasakosiu, aš norėčiau aptarti tokius truputį sunkesnius atvejus, kurie tikrai bus per kontrolinį ir jeigu žmogutis nori 8, 9, 10, jo tokius uždavinukus jau reikia spręsti, ypač 9, 10. Be tokių uždavinukų bus galima gauti maksimum 8. Aišku, puikus pažymys, bet tiek to. Ir tarp kitko, laiškutį rašiau, kad pirmadienį bus atsiskaitimas, taip, tai nebuvo pokštas, atsiskaityti laikas ir jūsų murmėjimų nieks neklausys. Štai, žaliai parašyta, matote seną kaip pasaulis 8 klasės formulytę, kurios beveik visi nuoširdžiai nekenčiat, bet tai nieko nekeičia, kartais jinai būna reikalinga. Ir kur jinai dabar būna reikalinga? Štai, žvelkime į pirmą pavyzdėlį. Jums reikia nupiešti štai tokios funkcijos grafiką. X - 3 apskliausta pakelta kvadratu. Bet jūs visiškai teisėtai paklausite. O tai kaip aš parašysiu koeficientus A, B ir C, jeigu čia kažkokia nesąmonė, skliaustai su kvadratu. Tai va, brangieji, dabar, kad nebeliktų tos nesąmonės, ir mes panaudosim štai šitą formulytę 8 klasės. Atsiskliausim viską, o tada galėsim normaliai braižyti. Štai, ką mes darome toliau. Pagal formulytę pirmas gabaliukas bus A kvadratu. Čia yra A, čia yra B. Nu ir važiuojam. A kvadratu bus X kvadratu. Toliau, kadangi formulėje buvo minusas, tai dedam čia minusą. Eina gabaliukas 2AB. Tai bus 2 kart X ir kart 3. 3, mėlieji, ne -3. B yra tas gabaliukas be ženklo. Minusas jau įskaičiuotas va čia į formulytę. Ir plus B kvadratu. B yra 3, tai aš rašau 3 kvadratu. Štai. Dabar skaičiuojam. X kvadratu aš perrašau. Dabar štai čia susidauginam. 2 kart X kart 3 bus minus 6X. Ir plus 3 kvadratu. Tai yra 3 kart 3, tai yra ne 6, mėlieji, o 9. O va dabar jau jūs toliau rašytumėt, kam lygus A, kam lygus B, kam lygus C. Tada skaičiuotumėt tą nelaimingą X nulinį, braižytumėt lentelę, va tada jūs jau kaip žmogeliukai. Nu pasikartokim. A prie X kvadrato yra 1, tai yra A1, B bus minus 6, C bus 9. Toliau mes šito uždavinuko nenagrinėsim, aš tik jums parodžiau, kaip elgtis tokioj situacijoje. Važiuojam toliau. Dar bjauresnis uždavinys. Oi, ta mokytoja prigalvoja, iš vis dar prieki yra kažkoks skaičiukas. Tai tą skaičiuką prieki aš perrašau. O dabar va štai čia važiuojam pagal formulytę. A kvadratu. X kvadratu plus 2AB plus 2 kart X kart 2 ir plus B kvadratu plus 2 kvadratu. Ką mes darom toliau? Rašom lygų. Minus 3 kol kas perrašom. X kvadratu aišku perrašom. Štai čia dabar reikėtų sudauginti, kur pabraukiau. Tai bus plus 4X ir plus 2 kvadratu, tai yra 2 kart 2 plus 4. Skliaustas užsidarė. Ir dar pas mus kol kas visiška netvarka. Dabar reikėtų atskliausti. Kaip atskliausti? Minus 3 pasisveikint su X kvadratu, minus 3 pasisveikint su 4X ir minus 3 pasisveikins su 4. Tai bus
minus 3x kvadratu minus 12x ir minus 12. Štai, o dabar va ten galėsit rašyti A, B, C ir skaičiuoti x nulinį ir brėžti grafiką. Aš parodžiau tik pačią įžangą. Važiuojam toliau. Koks dar galimas sunkesnis atvejis? Sunkesnis atvejis dar būna, kai va čia prie x kvadrato yra minusas. Dabar pačios pradžios aš nerodysiu. Pavyzdžiui, aš paaiškinsiu, kaip paprasčiau suskaičiuoti. Tarkim, reikia mums suskaičiuoti su minus 3 įsistatyti. Kaip dabar rašyti? Šitas minusas iš formulės, va tas violetinis persirašo. Dabar buvo minus 3, tada dedam skliaustelį. Bus minus 3 kvadratu ir plus, va čia jau paprastai rašo 5 kart minus 3. Dabar, mėlieji, skaičiavimo tvarka. Jūs sakysit, minus kart minus yra plus. Ne, mėlieji. Pirmiausia, keliam kvadratu. Kiek yra minus 3 kvadratu? Minus 3 kart minus 3 yra 9. Aš parašiau 9. Bet priekinis tas minusas lieka, jis kvadratu nesikelia. O toliau jau paprasta. 5 kart minus 3 yra minus 15, aš veltui tą pliusą perrašiau. Iškart parašom minusą, bus minus 15 ir iš viso gautume minus 24. Štai. Va čia šitoks bjaurus dalykas, kaip reiks kvadrato minusas. Kai kuriem vaikam aiškiau būna, jeigu jie vietoj minuso pasirašo minus 1. Tai bus minus 1 kart x kvadratu plus 5x. Ir tada savo skaičiuoja. Ko gero, taip tikrai yra paprasčiau. Ir aiškiau, ir lengviau. Štai. Patys sudėtingiausi atvejai aptarta. Štai jūsų darbas 2 likusioms matematikoms pamokoms. Raudona spalva, mėlieji, užrašiau tokius bjauresnius atvejus, kuriuos aš čia nagrinėjau. Žalia spalva yra užrašyti uždavinukai nuo pačių paprasčiausių iki vos sunkesnių. Kartoju, raudoni tai tokie apgaulingi, o žali tai jau tokie, kuriuos sprendėm per pamokas ir viskas labai paprasta, tik gal dar 12 uždavinėlis turėjo būti raudonas, toks raudonutis. Bet. Tai va, mėlieji, primenu, pirmadienį atsiskaitimas. Sprendžiam, konsultuojatės vieni su kitais, jeigu tikrai jau bėda, nebijokit, fotkinat, rašot man į tamą, prikabinat savo sprendimą, žiūrėsim, kur yra klaida. Padirbėkit, štai čia darbas jūsų 2 likusioms matematikos pamokoms. Nesirkit, būkit sveiki ir mokykitės matematiką. Kas prabimbinėjot praeitas 2 savaitės, pats laikas žiūrėti mano multikus apie parabolių braižymą. Braižykit grafikus ir nesirkit. Iki.